Duodu sklypą tarp miškų. Lynežerio kaimas šalia. Šičia buvę daržai kažkada žmonių. Tai čia yra toksai stačiakampis sklypas. O kaip čia va matot, yra tokia va, kaip arta buvo kažkada. Tai vienas sklypas čia. Tai ne tas, bet va šitas va. Stačiakampis priklauso. Čia kirtimus kažkokius darė, kitoj pusėje pasisikrojo malkas. Bet va, yra privažiavimas, privažiuoti paprasta, nėra kažkoks sudėtingas blogas kelias ar ką, geras kelias. Dabar per patį atolydį važiavau, viskas puiku. Ir čia yra 17 arų. Va toks va sklypukas va. O čia esame prie kelio. Ir va toks va ilgas sklypukas eina iki pat ano, kur medžiai dėli, iki ten. Tai va, pigiai ir greitai atiduodu, skambinkit man, telefono numeris profilį. Tai yra Lynežerio vietovė, šalia Lynežerio, čia gal koks kilometras nuo pačio Lynežerio. Tai va, gamtos apsupty tarp miškų, vienu žodžiu. Čia tas malkas, aš kaip suprantu, išsiveš, čia nebebus jau. Tai va, ir skambinkit, yra daugiau sklypų. Turiu viso 6 vienetus žemės ūkio ir 1 miškų ūkio čia aplinkui Lynežerį. Tai va, įvairių dydžių, ten apie 20, 15, 10 arų, o miškų ūkio turiu 98 arus ir ten yra iš jų gryno miško 32 arai. Tai va. Tai va tiek, sekit kanalą ir pridėsiu dar drono video.